Sveikinuosi su dar viena nauja savaitė ir šiame epizode noriu su jumis pasidalinti tema, kuri labai susijusi su dabartinė liūto energija, net jeigu dabar ir neklausote tuo metu, kai yra liūtas, nes galbūt klausote šitą epizodą po kelių mėnesių, bet kokiu atveju tai bus aktuali jums, patikėkit manim. Nes matau ir pati žinau iš savęs, kiek yra žmonių, kurie save stabdo. Tai kaip tu savęs stabdai atsiskleisti iš tikrųjų, kas tu esi? Ir čia yra toks galbūt gilesnis klausimas, nes dažniausiai kas yra, kad mes maždaug, mes darom savo darbus, mes turim savo rutiną, mes, žodžiu, esam tokie, kokie esam, turim savo draugus, turim aplinkui žmonės, bet labai dažnas iš tikrųjų stabdo save atsiskleisti. Ir būtent dabar, kai prasidėjo liūto sezonas, tokia kūrybinga, autentiška energija, stipri energija, karališka energija. Tai yra pats puikiausias metas, mėlyje. Nustot savęs slopinti. Nustot savęs slopinti ir išsilaisvinti iš tų savo kalėjimo, kokį savo esate susikūrę. Dabar yra pats puikiausias metas pradėti daryti tai, ką jūs norėjot pradėti daryti kuris laikas. Arba jums galvoja kirbo mintis, galbūt keisti darbą, galbūt keisti specialybę, galbūt pradėti tą veiklą, apie kurią jūs senai galvojat. Ar išleisti tą projektą, kurį vis galvojat išleisti, kur žinot, kad jūs galite tai padaryti, jūs turit labai daug ko duoti žmonėms, bet jūs vis tiek toliau savęs stabdo. Jūs patys žinot, jūs dabar klausot ir jūs tikrai patys žinot, kad yra tam tikras sritis, kurioje jūs savęs stabdote. Ir stabdote dėl ko? Ką kiti apie jūs pagalvos, ką kiti apie jūs pasakys, kas bus, jeigu neišeis, kas bus, jeigu nepavyks ir panašiai. Ir apskritai, jeigu mes pažiūrėsime partinį periodą, kokiame esame, ar ne, tai esame liūto periode, visai nesenai prasidėjo jaunatis liūtė, šiuo metu vyksta Merkurio retrogreidas, tai reiškia, kad gali būti tokie tam tikri ir komunikacijos trukdžiai, kelionių trukdžiai, yra labai svarbu dabar atitinkamai planuoti savo laiką, kelionės, ypatingai jeigu vyksit kažkur, nes gali būti vairūs dėlsimai, vėlavimai ir panašiai, ar gali būti kažkokie nesusipratimai. Ir taipogi tai yra puikus metas išsiaiškinti tam tikrus santykius, kadangi liūtas ir yra tas, kuris autentiškai reiškia savo nuomonę, jisai nebijo atsiskleisti, jis nebijo pasakyti, jis nėra užgniauštas, liūtas yra liūtas, mes puikiai matom liūtą, koks jis yra, ne, jisai yra karalius, jis yra tiesiog karalius visoji gamtoj. Ir pagalvokim, kaip mes šiuo laikotarpiu galim tą liūtišką energiją labiau panaudoti savo gyvenime, savo karjeroje, savo versle, savo veikloj. Galbūt jūs norėjot ilgą laiką parašyti postą apie kažką, ar padaryti tiesiog netgi atsisėsti ir padaryti laivą, ar pradėti patys vesti podcastą. Galbūt jūs klausot šito podcast'o ir galvojat, aš turiu tiek daug pasidalinti, bet. Dabar, mėlyje, nėra metas savęs stabdyti, dabar nėra metas dar laukti kažko, nes tai yra pats puikiausias langas tai padaryti. Ir, ir išnaudokite tai. Ir nustokit savęs slopinti, nustokit ieškoti kažkokių tai pasiteisinimų ar galvoti, kad aš dar pakankamai nežinau, aš dar to negaliu dalintis, aš dar negaliu papasakoti žmonėms, ką aš noriu papasakoti, nes man dar reikia pereiti dar vieną kursą, man dar reikia kažką išmokti ir panašiai. Ir apskritai aš dabar 8 savaitės inertingai mokiausi kurse, tai, kaip sakant, didžiausia investicija, kurią padariau save, tai buvo tas toksai liūtiškas sprendimas prieš savo 30 gimtadienį paimti ir išleisti tam tikrą pinigų sumą, kuri man prieš porą metų atrodytų, kaip tu gali tiek sau leisti investuoti save, bet aš žinojau, kad tai duos man pačiai labai daug, tai duos labai daug mano komandai, tai duos labai daug žmonėms, su kuriais dirbu. Ir dabar taip pat dirbu ties projektu, kurį labai greitai išleisiu. Tarp kitko, jau podcasto epizodo gale aš jums paskelbsiu laukiančiųjų sąrašą, kuris jau bus oficialiai atidarytas, tada, kai klausote šį epizodą. Ir aš tiesiog antiek žinau, kad to produkto, ties kuriuo aš dirbu, reikės kiekvienam žmogui. Aš tai žinau. Nes žmonės, jie nežino, kiek jie yra unikalūs, jie nežino, kiek jie yra autentiški, nežino, ko jie čia atėjo. Galvoja, kad va, aš atėjau čia, aš gimiau ten tą mieste, aš gimiau toje šalyje, va taip susidėlioja gyvenimas, kad dabar aš darau tą. Bet kiekvienas mes turim tą aukštesnę misiją ir tikriausiai jūs jau girdėjot, ne vienam epizodui aš apie tai kalbėjau ir galbūt apskritai mano podcastas šiek tiek pakeitė kryptį link labiau astrologijos, to spiritualizmo, ar čia yra kažkas, kas mane veža, aš apie ką noriu kalbėti ir jūs kaip tikriausiai matote, jeigu mane stebite YouTube, kad aš tikrai kalbu su excitementu, aš kalbu, kas man duoda daug energijos, man tai yra įdomu ir aš žinau, ant kiek man tai atvėrė akis į daug dalykų, ką aš supratau apie save ir supratau, kad kokiuose man gyvenimo srityse
versle, veikloje ir panašiai man reikia daryti pokyčius, man reikia priimti tos tokius sprendimus, kad, okei, mes darom, mes keičiam, mes sudeginam taip, kas nebeveikia ir darom kažką, ko mes dar nežinom. Ar tai veiks, aš nežinau, bet aš žinau, kad aš darysiu tai savo alignment, kaip sakant, aš jausiuosi gerai tai darydama, o ne darysiu tai, ką daryti dėl to, kad dariau ilgas laikas tarpas, suprantat? Ir taip ir yra dažnai, mes, kaip sakant, turėsim dažnai gyvenime tai bus, kad ir kokia mes būsim situacijoje, ar ne, galbūt nemėgstamas darbas, santykiai ir panašiai. Bet kadangi mums tai yra labai žinoma, mums tai yra žiauriai žinoma ir mums yra labai sunku tai paleisti. Netgi jeigu ir kokia ten duobė būtų, bet mums yra labai sunku tai paleisti. Kad ir, kaip sakant, kokio tu šiknuoj sėdė, ne? Bet kadangi tai tau pažįstama šikna, tai tu dėl to ir sėdi. Ir žmonėms yra sunku nueiti ir ieškoti, atsiprašant, kito užpakalio. Na čia labai aš jau sakau liaudiškai, bet suprantat, ką turiu menyje, ne? Kad mes žmonės antiek priprantam, kad mums yra sunku paleisti, netgi kad ir kaip tai yra blogai, kad ir kaip tai mus slegia, kad ir kaip mes žinom, kad tai nėra mums skirta, bet mes vis tiek sugrįžtam prie to pačio žmogaus, prie to pačio darbo, einam ten pat, bet ką mes pamirštam, kad pasaulyje yra šitiek daug galimybių, kad tu gali susirasti daug kitokių darbų, tu gali eiti visai kitus žmonės. Tu gali susirasti visai kitą partnerį, visai kitokius draugus, visai kitokius žmonės, kurie šneka ne apie kitus žmonės, o šneka apie verslą, apie saviugdą, apie astrologiją, apie temas, kurios jums aktualios. Tu gali visada, tu gali pakeisti gyvenamąją vietą, jeigu tau nebepatinka. Tu gali, tau nereikia kankintis, tau nereikia savęs slopinti. Bet aišku, kadangi mums tai pažįstama, mes tai darom ir darom ir darom. Bet mėlyje, nebe tas laikas tai daryti. Dabar yra laikas, kai, okei, pažiūrim tiesą į akis. Ką aš jau ne vienam epizode kalbėjau, nuo kokios tiesos tu bėgi. Mes ją puikiai žinom. Mums ta tiesa dažniausiai išlenda ir išlenda ir išlenda, bet mes vis tiek ją slopinam, vis tiek ją slopinam ir panašiai. Bet dabar yra tas metas, kai žinai, paklaus savęs, kurios rytyje aš savęs slopinu, kur aš slopinu save tikrai atsiskleisti. Galbūt jūs esat lyderiai savo komandoje ir jums yra iš tikrųjų sunku atsiskleisti taip, kaip jūs norit atsiskleisti, nes jūs pastoviai galvojat, kad va, aš noriu tikti tam žmogui, noriu tikti tam žmogui ir panašiai. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš žinau, kad su mano rebrandu, kurį aš paskelbsiu kitą mėnesį, bus žmonių, kurie nesutiks, bus žmonių, kurie galvos, kad aš išprotėjau, bus žmonių, kurie sakys, kad čia yra nesąmonė, bet that's okay. Aš žinau, kad tai bus kažkas, ką aš noriu daryti ir aš žinau, kad tai yra dalis mano sielos misijos, kurią aš atėjau čia vykdyti. Ir kiti žmonės nemato to, ką aš matau. Ir jiems nereikia matyti. Tai yra lygiai tas pats, aš atsimenu, kaip aš pradėjau veiklą tinklinėme marketinge ir aš tokiam buvau pirmam didesniam renginiui. Kai aš nuvykau ir aš, man rodos, irgi šnekėjau gal 5 minutės ant scenos ir aš ten šnekėjau prieš 200 žmonių, tiesiog buvo toks vienas iš pirmų renginių, buvau pasiekusi gal 3 pakopas ir aš atsimenu, aš po to renginio važiavau namo ir aš antiek mačiau tą tokią stiprią viziją, kad aš noriu sukurti lietuvių bendruomenę, kurie tiesiog turėsim tokį stiprų movimentą. Ir taip ir vyko. Iš tikrųjų, kiti žmonės to nematė, bet ką aš dariau? Aš ėjau, aš dalinaus tą viziją, aš ėjau, skleidžiau, aš dariau laivus, aš dariau postus, aš jungiau žmonės ir panašiai ir panašiai. Ir per laiką taip ir gavos. Aš ir tapau pirmoji lietuvė international marketingo direktorė šitoje kompanijoje, kai net Lietuvos marketo net nėra, prasme. Ir dėl ko? Ne dėl to, kad aš labai faina ir panašiai, bet aš tiesiog dariau tai iš tos magnetiškos energijos susijungus ir aš mačiau tai, ko kiti nematė, suprantat? Ir lygiai tas pats dabar su dabartiniu mano movement, su to visų brandu, kaip aš matau, kad aš matau tą kaip didelį brandą, kuris bus ne tik tinklinio marketingo komanda, bet tai bus ir skėtis, kuris bus po kurio bus ir podcastas, po kurio bus ir mano coachingo paslaugos ir tai bus iš tikrųjų judėjimas, kuris palies daug žmonių. Padės daug žmonių atsibusti iš to matricos, galbūt tai pasakyčiau, iš to tokio miegojimo, iš to savęs slopinimo ir įsijungti į savo tikrumą, autentiškumą ir kas aš esu, ko aš atėjau už tą žemę, koks yra mano pašaukimas, ko aš atėjau duoti žmonėms. Aš netėjau čia tiesiog mokėti bilus, aš netėjau čia dirbti 12 valandų per dieną, grįžti namo, pavalgyti ir miegoti ir vėl iš naujo. Ne. Tikrai ne, jūs atėjote čia kažko daugiau, jūs netėjote čia tiesiog egzistuoti ir būti tiesiog mokesčių mokėtojai. Jūs atėjote su kažkokia tai misija. Bet aišku, daug žmonių tiesiog nugyvena, nežinantis ir net nesigilinantis tos dalykus. Bet dabar gyvenam kitame laike. Dabar yra kitokios galimybės, prieiga prie informacijos iš karto, pažiūrėkit, ChatGPT, paklaus, ko tik nori, gausi iš karto atsakymus per sekundę, viskas yra patiekta ant lėkštės. Seniau žmonės eidavo, ieškodavo atsakymų į bibliotekas, skaitydavo knygas.
ieškodavo, skambindavo telefonu per geltonas knygutes, braukdavosi vardus ir panašiai, kaip mes klausydavom muziką, mes tiesiog turėdavom kasetes, čia jau aišku dar ir jau šiek tiek pajudėjusiais laikais, paskui ir diskai atsirado ir mes tiesiog taip klausydavom muziką, mes negalėdavom paimti per telefoną ar per YouTube pasijungti kažkokią dainą ir ją klausyti. Ta prasme, mes dabar antiek viską turim, va taip ant lėkštės padėta, mes galim va taip gauti, aišku, tame yra daug pliusų, tame yra daug ir minusų. Bet kaip mes galim pasinaudoti šiais laikais? Mes jau nebegyvenam tėvų laikais. Tėvai dėl to gali mūsų nesuprasti, seneliai gali mūsų nesuprasti, nes jiems tai iš vis yra, ta prasme, nesuvokiama. Jie užaugo su visai kitokiamis programomis ir jie niekada nesupras ir nematys to, kaip mes matom. Bet vis tiek, kodėl dabartinė karta kiti gyvena vis tiek palie tas senas programas, kai šiais laikais yra tiek daug būdų online erdvėse susikurti pajamas, uždirbti pajamas, pasyvės pajamas, nearti dėl pinigų, dėl to, kad tau reikia uždirbti pinigus, tu gali pasidaryti, kad pinigai dirbtų tau. Ir kaip tu gali išmokti daug įgūdžių, be jokių universitetų baigimų, tu gali iš tikrųjų išmokti labai daug, be kažkokių tai sertifikatų ir tu gali drąsiai mokyti ir kitus žmonės, tikrai. Tikrai, aš žinau, kad yra daug žmonių, kurie galvoja, o, aš dar nežinau pakankamai ir panašiai, nes va. Bet tu praėjai tam tikras patirtis galbūt gyvenime, tu išmokai labai daug ko pats iš savęs. Ir tu tikrai dalindamasi tuo su kitais, tu gali įkvėpti kitus žmonės daryti tą patį. Ir visiškai nepaisant to, kiek tu turi ten stalčiui susidėjęs sertifikatų ir panašiai. Nu, ta prasme, tai dabar yra tas periodas, kai mes kaip tie liūdni, kaip sakant, time to roar, ar ne? Laikas mums, mėlyjei, miegoti ir atsibusti, paimti savo gyvenimą už rankų. Tiesiog nustoti laukti geresnio rytojaus ar kada kažkoks žmogus jūs palaikys ir panašiai. Nebus, žinokit, kad kažkas jūs nuolatos palaikys. Tu turi žiūrėti save, žiūrėti savo vidinę intuiciją, savo vidinį balsą, ką jisai sako. Ne ką tavo kaimynas sako, ne ką tavo antroji pusė sako, bet ką tu sakai, ką tavo vidinis balsas sako. Neslopinkio, jisai žino geriausiai ir jisai mus veda. Netgi kartais, jeigu atrodo visiška nežinomybė, bet jisai sako, tu turi jo klausyti, o ne slopinti ir užgošti kitų žmonių lūkesčiais ir kitų žmonių nuomonė ar patarimais, nes čia dažniausiai dėl ko žmonės meta, nepradeda. Ir kiek aš esu iš tikrųjų žmonių, aš irgi dalinusis galimybę, ne, kur mačiau pas žmonės didžiulį potencialą. Ir kiek daug žmonių nepasakė taip dėl to, kad jų antroji pusė nesutiko su tuo, ar tiesiog kažkoks draugas perkalbėjo. Ir aš žinot, aš suprantu, kad viskas yra dėl to gerai, tu negali kontroliuoti kitų žmonių, bet aš dažnai pagalvoju, ant kiek žmonės leidž kitiems žmonėms priimti už juos sprendimus. Ir dažniausiai tie patys žmonės, iš kurių jie ima patarimus, patys dirba kažkokius nemėgstamus darbus, skundžiasi, dėjuoja, žodžiu, visiškai savęs nefulfilina ir paskui tu eini ir ėmė patarimus iš tokių. Taip, jis tavo draugas, jis ten pažįsti tu 10-20 metų, bet ta prasme, kokį jisai tau duoda gyvenime pavyzdį, kad tu turėtum iš jo imti patarimus? Nu kokį? Aš nesuprantu iš tikrųjų, kaip žmonės remiasi tuom ir, nes aš atsimenu, kai pradėjau veiklą. Pas mane irgi buvo ten daug visko, kas nepritarė, visokių ten žinučių ir visko sulaukiau. Bet aš tada pradėjau galvoti, okei, tie visi žmonės su savo tais patarimais, nu, okei, ar aš noriu jų gyvenimo pėdomis siekti, ar aš noriu gyventi taip, kaip jie gyvena, nenoriu. Tai okei, jeigu aš jums patarimus iš jų, aš ten pat atsirasiu. Ir dėl to aš pradėjau galvoti, jeigu yra tie žmonės, su kuriais aš dabar dirbu ir jie turi tai, ko aš noriu, jie turi laisvę, jie gali sau leisti keliauti, jie gali sau leisti gyventi taip, kaip jie nori. Tai okei, jeigu aš imsiu patarimus iš tų žmonių, eisiu arčiau prie jų ir nutolsiu nuo tų visų tenais, tu daryk taip, tu daryk anaip, tu to nedaryk, tu tą nesakyk, tai kur aš tada atsirasiu? Nes su kuo mes daugiausiai skirsim laiko, į ką mes skirsim daugiausiai dėmesio, mes ten ir būsim. Tai ir aš pradėjau skirti daugiau dėmesio tos žmonės, kurie buvo ten, kur aš norėjau būti ir ką jūs galvojate, atsiradau ir aš tenais, kur jie yra. Ta prasme, tai čia yra pati lengviausia formulė gyvenime. Taip, be abejo. Tavo artimi draugai gali su tavimi nebebūti patenkinti, nes tu nustoji išimti patarimus. Bet klausyk, ar tu atėjai patenkinti savo kažkokio tai vaikystės draugo lūkesčius, kad jis gyvent pagal tai, kaip jisai tikisi iš tavęs, kad tu gyvensi, ar gyvent taip, kaip tu nori gyventi? Ir keisti galbūt ratą aplink save. Taip tai nereiškia, kad tau reikia nutraukti ryšius su to žmogum, bet tu gali apmažinti ryšius. Arba jeigu tu matai, kad tas žmogus nėra su tavimi augime ir jis nenori aukti, jis nori būti ten pat, nori toliau daryti tą patį, skūstis dėl visko, tai okei. Kam tau toliau su tokiu žmogumi judėti prieki? Tai va,
Tai aš labai tikiuosi, kad šituo epizodu aš įkvėpsiu jūs kažką padaryti, kažką padaryti. Aš ką padariau iš tikrųjų per šią savaitę, tai parašiau savo senai tapatybei laišką, aš atsisveikinau su ja, tai labai tokia stipri praktika, kuri gali, aišku, daug dalykų iškelti į paviršių, emocijos įvairios ir panašiai, bet tai buvo tokia lengvinanti praktika, kur aš padėkojau savo senai tapatybei už tai, ką jinai man davė, už tai, kad aš galėjau išmokti labai daug vertingų pamokų ir aš esu labai dėkinga už tą visą periodą. Bet aš atsisveikinau su tomis dalimis tos tapatybės, kuriuo aš nebenoriu persinešti toliau. Ir išrašiau visą tai, padėkojau, paleidau ir atsisveikinau. Ir tada parašiau laišką savo naujai tapatybei, tai yra tapatybei, kurią aš noriu tapti, tai yra ta mano aukštesnioji aš, aukštesnysis aš. Ir parašiau taip tai tapatybei laišką. Už tai, ką aš esu dėkinga, už tai, kokia jinai yra. Ir tai buvo toks, wow, žinokit, labai stipri praktika. Labai labai rekomenduoju atlikti ir jums ir paskirti laiko šitai praktikai. Ir daug dalykų iškils į paviršių, daug dalykų paleisit ir daug dalykų galėsite suprasti. Ir tada man, pavyzdžiui, dabar kyla tam tikros situacijos, ar ne, aš pagalvoju, aha, tai šitoje situacijoje aš elgsiuosi kaip senoji tapatybė, nes vis tiek tos programos, jos aišku, išlys. Ar aš elgsiuosi kaip mano naujoji tapatybė? Suprantat? Ir kuo mes daugiau priimsim tos sprendimus, naujoji tapatybė, kuri nebijo, kuri yra drąsi, kuri eina, kuri sako tiesą, yra autentiška ir panašiai, o ta senoji tapatybė, kuri aukoja save, kuri plyzina kitus, kuri apsupa save su netinkamai žmonėm ir panašiai. Tai kuri ta tapatybė, kaip sakant, nugalės šitoje situacijoje. Tai va, labai sąmoningai galite savęs to paklausti. Patikėkit, tada jūsų gyvenimas pradės įsikeistis tikrai tik į gerą. Ir kągi, užbaigti noriu šį epizodą su naujienomis, kaip ir minėjau. Taigi, oficialiai, kol kas dar negalima įsigyti mano produkto, mano projekto, ties kurio dirbu, bet turiu naujienų. Dabar jūs galite prisijungti prie waitlisto, tai yra laukiančiųjų sąrašas, kuris jau yra sukurtas mano tinklalapyje, prisegu prie epizodo aprašo. Jums tiesiog tai reikia įrašyti savo mailą ir jūs pateksit. Dabar taip, kas bus, kai jūs pateksite laukiančiųjų sąrašą? Visų pirma, kai mano produktas, kai šis nuostabus projektas išeis į šviesą, jūs sužinosite apie tai patys pirmieji. Niekas kitas neturės prieigos, tik jūs patys pirmieji. Ir jūs patys pirmieji galėsite uždėti savo rankas ant šio produkto ir realiai testuoti, palikti man atsiliepimus, ką jūs galvojate ir panašiai. Ir jūs gausite netgi 50% nuolaidą. Ta prasme, tik tai jūs, kurie būsite laukiančiųjų sąraše. Taipogi jūs gausite mano atnaujintą Astro gidą, ties kuriuo dabar dirbu taipogi, nes, kaip žinote, dabar galima įsigyti Astro gidą. Jeigu esate įsigiję, tai jisai irgi bus jums atnaujintas bet kokiu atveju, bet jeigu neturit, jūs gausite jį visiškai nemokamai, būdami mano laukiančiųjų sąraše. Ir taipogi pateksite į traukimą dėl specialaus prizo. Ir taip, tiesiog jūs būsit mano VIP listas. Ir prieš paskelbiant oficialiai visiems, jūs būsite pirmieji, kurie sužinos ir gaus specialias nuolaidas ir prizus. Taip kad paskubėkit, tiesiog tai reikia jums įvesti e-mailą ir jūs pateksite laukiančiųjų sąrašą. Ir dar vienas dalykas, taipogi labai daug, kas, pavyzdžiui, esat Instagrame, dėl to labai raginus mane pasekit Instagrame, pakeisk savo gyvenimą, kadangi kas būsite laukiančiųjų sąraše, jūs būsite įdėti į mano close friends sąrašą ir jūs pamatysite labai daug užkulisių taipogi, kurių niekas kitas nematys, tik jūs. Taip kad gausite tiesiog bonusus, labai didelius bonusus, mėlyje. Tai va, tai pasekite mane Instagrame, pakeisk savo gyvenimą, taip pat esu Facebook'e, Agnė Der, esu TikTok'e, pakeisk savo gyvenimą. Ir kaip visada, mėlyje, nepamirškit pasidalinti šituo epizodu, dalinkite su savo bendruomenėm, su savo aplinka, žymėkite mane, palikite atsiliepimą. Taip kartu auksime kartu ir skleisime žinią dar daugiau žmonių. Taip kad ačiū, kad esat ir iki kito